Sveiki, Supervarė mylėtojai, vasara artėja neapsakomų greičių ir mes pradedam paskutinį pavasario mėnesį, gegužę, ir pažiūrėkim, kągi gero paruošė mūsų Supervarė gegužės mėnesį. Iš tikrųjų turim daug nerealiai gerų pasiūlymų, kurie sutalpinti iš tai tokią gražią žydrą brošiūrą. Ir kaip visada savo pasakojimą pradėsiu nuo to, kągi gali gauti mūsų vakarėlių šeimininkės, didesnių užsakymų turėtojos, ar tikrų vakarėlių, ar virtualių, ar konsultantas, kuris turi didesnį užsakymą. Jeigu užsakymas ar vakarėlis yra 120 eurų, tada vakarėlio šeimininkė gauna linksmai greitkratį su karvytėm, su daug mielų besišypsančių karvyčių. Greitkratis yra 600 ml, tai jisai turi puikią matavimo talpą. Jeigu man, pavyzdžiui, namuose reikia atsimatuoti ar skystį, ar kažkokius tai birius dalykus mililitrais, aš visada matuoju greitkratyje, nežinau, kad bus tikslu. Jeigu reikia netgi gėlę palieti, visada lieju iš greitkračio, nežinau, kad niekas nenutekės kažkur tai šoną. Jisai turi štai va tokį dvipusį malūnėlį, viena pusė tokia kiaura, kita pusė nekiaura. Ir turi dangtelį, kuris irgi turi matavimo skalę iki 75 ml. Tai jeigu jums kažką reikia įdėti papildomai ir atmatuoti, tai taip pat dangtelį gali pasinaudoti kaip matavimo skalę. Tada va štai šitaip va jis užsidengia. Pirmiausia, reikia uždengti didelį apskritimą. Ir nenustebkit, šitas dangtelis neatsilenkia taip visiškai pilnai, tarsi, kad gerti iš jo nebūtų patogu. Galima nuimti tą dangtelį, jeigu jūs norite gerti. Bet dažniausiai aš iš jo tiesiai negeriu, kažkur tai susipilu. Tuoj mes jų uždėsime atgal. Tas dangtelis nenusilenkia visiškai va taip pilnai tam, kad kai mes atidengiam, ar tai būtų blynų tešla, ar kokteilis, kad lašėtų tiesiai greitkartį ir nelašėtų ant stalo. Ir iš jo labai patogu pilti. Tai kągi galime su juo susiplakti ir kągi galime su juo daryti. Aišku, visi kokteiliai, tiek pieniški, tiek alkoholiniai, elementariai pienas, šaldytos uogos ar paprastos uogos ar uogienė, vung, suplakam ir turim tirščiausią kokteilį. Naudokite pieną tą, kuris ilgai negyšta, tipo margiamų, iš jo gaunas dar tirštesnis kokteilis. Pienas su kavos ledukais, ideali šalta kava gaunasi. Galima susiplakti omletus įvairiausius, ten kiaušiniai šiek tiek grietinės, bum suplakėm, viską dedam kepti. Blynam tešla gaunasi topulai. Dedame kažką skystą, pavyzdžiui, pienas ar vanduo, tada miltus, ant viršaus vėl skysta, vėl pienas, vanduo ar kiaušiniai. Viską suplakam ir labai patogu tiesiai iš jo pilti. Ir aišku, įvairiausi salotų užpilai irgi puikiausiai čia galėsite susiplakti, tuo pačiu ir atsimatuoti. Nerealiai geras dalykas, aš net kai lieka koks pieno likutis iš šaldytuvo į durelės pasidėti, kai reikia irgi susipilu į greitkratį, tikrai reikalingas namuose ir labai džiaugiuosi, kad šį mėnesį jisai yra kaip padėkos dovanėlė šeimininkė. Kai vakarėlis siekia 250 eurų, mes jau galvojam apie vasarą ir turim štai tokią skrinelę, didelę pakankamai skrinelę, į ją netgi telpa tai, kas yra papildomai. Tai yra 2 komplektai įrankių, skanus šaukštas, aštrus peilis ir tvirta šakutė. Tai yra tos savybės įrankių, kurios man reikalingos. Aš mėgstu skanius šaukštus, nes kai kurie būna tikrai neskanus. Mėgstu pjaunančius peilius ir šakutę, kai smeigiu, kad jinai nesilenktų. Ir jie susitvirtina va štai šitaip va. Mes galime juos susitvirtinti, galime netgi dėžutę susidėti, jeigu kažkur vykstame, jeigu mums reikia nusinešti daugiau įrankių, tai gali būti įrankių dėžutė, tai gali būti sumuštinių dėžutė, užkandžių dėžutė, o gal čia įsidėsime jogurtą ir šalia įsimesime įrankius, kad paskui galėtume puikiausiai tą jogurtą suvalgyti. Tai graži va tokia rožinė dėžutė ir kai vakarėlis siekia 350 eurų, papildomai prie dėžutės ir 2 komplektų įrankių, tos pačios spalvinės gamos 1,9 litro One Touch dėžutė, net ne One Touch, jinai vadinasi Sevelier, man atrodo. Principas uždarimo yra tas, kad spaudžiam per centrą ir jisai va taip gofruotai vunkt uždaro mūsų dėžutę. Tai tokia yra šeimininkių programa. Kągi mes turim pasiūlymuose ir topų topas. Kaip visada mūsų pats paklausiausias gaminys ir pats populiariausias gaminys Lietuvoje. Nusidažė nauja spalva, toks geltonas kaip saulytė, žiedo forma. Mes dabar jas turime net 2 rūšių. Galima įsigyti atskirai arba sutaupant galima įsigyti rinkinių, dėl to dovanoju rinkinių, rekomenduoju rinkinių. Nes jeigu turit šitą, štai šitos neturit, šitą pasiliksit savo, šitą turėsite dovanų, galėsit su kokiu ten tinginiu ar kokiu nors desertu ar kažkokiu tai užkandžiu puikiausiai nusinešti. Šita 1,2 litro. Su 4 skirtingais dangteliais mes tuo iki jos nueisime. Ir štai šita klasikinė, kurią mes jau esam turėję ne kartą. Ir visada, kai mes ją turim pardavime, tai tiesiog būna pats paklausiausias gaminys. Tai yra 1,5 litro žiedo forma, kuri susideda iš tokių 3 dalių.
Ir anksčiau mes ją vadindavom želė žiedu, dabar mes ją vadinam žiedo formą, kadangi formuojame ne tik želė, o N įvairiausių dalykų. Tuoj papasakosiu kokius, tik tai noriu pasakyti, kaip ją reikia paruošti prieš naudojimą. Pirmiausia, įdedam štai šitą dalį. Tiesa, šitos minkštos dalies aš nerekomenduoju plauti indaplovėje, nes jeigu užkaitinsite kokiu nors didesniu režimu, jinai gali kažkiek deformuotis ir nebeuždengti jūsų žiedo. Plaukite rankomis, tikrai nepatingėkite, išplaukite ją rankomis. Tai pirmiausiai stadom vidinę dalį, tada plonai patepam aliejum. Aliejų rinkitės kokį neutralų, tai gali būti kažkoks alyvuogių išspaudų, jisai neturi stipraus kvapo, toliau gali būti vynuogių kauliukų aliejus, tas, kuris neturi kažkokio stipraus, nešalto spaudimo. Ir tada formuojam tą, ką mes norim formuoti. Tai tinginiam formuoti topų topas. Galima daryti įvairiausius torčiukus, kurie yra tiek su želatina, tiek be želatino, susluoksniuoti ant biskvitų su įvairiausiais kremais. Nerealiai gražiai gaunasi, nes pati forma, jinai tokia nėra didelio, šita dalis nėra didelio skersmens, labai patogu sudėti ir kokias uogas, jeigu dekorui, ir ten kokius sausainius ar dar kažką. Tai, nu žodžiu, mes turim nuotraukų ir receptų apie šitą formą tiek daug, kad jūs pasižvalgę tikrai suprasite, kiek jinai turi savyje galimybių. Tai čia torčiukai ir įvairiausi želė ar elementarus jogurtas su uogom ir želatinu keliauja štai čia ir vasarą džiugina mūsų svečius. Arba mūsų pačius. Kaip stingdinam, viską supilam, uždengiam šitą dangtį ir stingdinam tokią poziciją šaldytuve. Jeigu tai ledai, dedame į šaldiklį. Ir kai norim išimti šitą dalį, atidengiam, dedam į lėkštę, kurioje norėsim serviruoti. Ištraukiame štai šitą dalį. Jeigu tai yra tinginys, tai traukit taip nelupant atsargiai, nes tinginys yra kietas dalykas. Tai va taip, pabiški ir puikiausiai ištrauksit ir tada išstumsit tą tinginį. O visa kiti dalykai, kurie yra su želė ar kokios mišrainės, jos puikiausiai iškrinta. Jeigu jau prabilau apie mišrainės, tai labai gražiai čia atrodo įvairiausios susluoksniuotos salotos. Arba net nesusluoksniuotos, jeigu taip paprastai padarytos, sumaišytos. Mišrainės tokios kaip krabų lasdelė su ryžiais, ar ten balta mišrainė, ar su tūnu. Vilma labai skanų daro, ir Jolanta su tūnu daro labai skanę sluoksniuotą salotą. Štai čia, na žodžiu, čia, kai suformuoji, atrodo nerealiai gražiai. Tada, kai išėmi, vidurį galima išnaudoti, ar sudėti kažkokiam doniukam. Galima viršų papuošti ten kokiom ten, pavyzdžiui, granatų sėklytėm ar panašiai. Irgi puikiai atrodo. Galima taip pat jame formuoti ryžių košę, bulvių košę prieš pateikiant patiekalą į stalą. Prieš pateikiant į stalą jūs suformuojat per vidurį, pavyzdžiui, bulvių košę, gal vidurį kažkokie tai kroketai ar kotletai. Jeigu ryžiai, gal kokia kinietiška vištiena sudėta ir viskas vėlgi gražiai keliauja į stalą. Galima pridėti gėlių arba eglišakių, užpilti vandeniu ir paprasčiausiai padaryti ledo žiedą ir į vidurį šampano butelis ir keliauja viskas į stalą. Arba galima suformuoti ledus. Paprasčiausiai ledai, naminis blombyras labai skanus, suplakam grietinėlę, įmaišome kondensuoto pieno ir dedam kokį noriu priedų. Gali būti braškės, gali būti gal kokie snikersai supjaustyti su sausainiais ar dar su kažkuo. Užstingdinam ir turim ledų tortą. Galim šerbetinių ledų tortą daryti. Na, žodžiu, tai forma formavimui. Ir prisitaikius dangtelį, mes turim dubenėlių įvairiausių, kur tinka dangtelį, konsultantai jums tikrai pasakys kokie. Ir galima jį padaryti pilną vidurę. Ir kai turim pilną vidurę, jinai automatiškai didesnė, turi plokštumą, kurie galima irgi įvairiausius dekorus daryti. O kai yra va šitą duobė, irgi labai patogu, jeigu, pavyzdžiui, koksai ten su Filadelfijos kremo, pavyzdžiui, torčiukas sluoksniuotas, per vidurį gali būti šilauogės ar kažkas tai kitas. Na, žodžiu, forma yra topų topas. Ir ją kaip patogu kažkur tai vežtis į svečius, tik svarbu nepalikite svečiuose, parsiveškit. Ir su ją labai smagu dovanoti. Jeigu žinote, kad žmogus mėgsta gaminti ir neturi šitos formos, padarykit kokį nors desertą, tai bus vietoj gėlių desertas ir forma bus dovanų. Tai bus praktiška, nebrangi ir tikrai žmogui reikalinga dovana. Jeigu padarėt pilną vidurį, šitas 1,2 litro gali būti kaip antras aukštas, gali turėti kaip 2 aukštį. Ir šitam mažyliam jūs galite daryti viską, ką darot šitam. Visiškai viską, tik tai jisai bus va toksai kaip kauburiukas ir jisai turi 4 skirtingus dangtelius. Turi gėlytę, turi žvaigždutę, turi širdelę ir turi eglutę.
Jeigu jūs padarėt kokį nors čia, pavyzdžiui, baltą viršų, tai čia paskui galite netgi pripilti kokios raudonos želė ir labai gražiai viskas atrodys. Na, žodžiu, dar vienas topų topas. Turim 2 tobulas žiedo formas, jau jums spręs, kaip įsigyti atskirai ar kartu. Atskirai įsigijant, kiekis jų yra mažesnis, yra nepilnai man atrodo, po 1500 vienetų bendrai visam CE regionui. Jeigu įsigijant kartu yra 8000. Tai jeigu reikia, paskubėkit, nes tikiu, kad jos baigsis labai greitai. Jeigu žiūrėt tą pačią spalvinę gamą, tai ką mes dar turim naujo? Turim naujai nusidažiusi su naujais paveiksliukais gražius vasariškus Optimum, kur tarsi kalnai, jūra, kažkas tokio gražaus vasariško. Jie 3 dydžių, 500 ml, 1,1 berods, 1,3 ir 2,1 litro talpos, visiškai sandarios dėžutės. Optimum yra vienintelė serija, kuri keturkampė ir uždaro visiškai sandariai. Nes jinai dangtelėje turi štai tokias silikoninės tarpinės, kurios apgaubia indelio kraštelį tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir uždaro visiškai sandariai. Todėl svarbu, užspaudžiam, pavyzdžiui, pirmiausia kampus ir tada apvažiuojam ištisinę liniją, kad jinai užsidarytų sandariai, nes jeigu kur liks pakilę, tai nebus visiškai sandarų. Jos labai puikiai tinka transportuoti, labai puikiai tinka laikyti, ką nors, pavyzdžiui, jeigu jūs turi džiovintus grybus, kurie tokį turi aštrų kvapą ir nenorit, kad išeitų, ar ten kavos pupelės irgi puikiausiai tinka, bet ir šaldytuvą su kepsniukais ir su visokiais dalykais irgi puikiausiai tinka. Dar kitas uždarimo būdas, tik man reikėtų pasidėti ant stalo, yra, kad jūs suspaudžiate pirmiausia trumpą kraštinę, tada užspaudžiat ilgą kraštinę, o tada žiūrit, apeinat aplinkui, kad pilnai dangtelis įgultų. Visada gavus indą naują reikėtų išplauti po šiltų vandeniu, tada jis atsipalaiduoja ir užsidaro žymiai paprasčiau, nes naujas būna šiek tiek kietesnis, paskui viskas prasivaikšto. Tai 3 dėžutės, nerealiai gražiai atrodančios ir tokia viena apvali 1,5 litro talpos. Irgi visiškai sandari, irgi Optimum, irgi su to pačio principo dangteliu. Irgi šitos formos indeliai pas mus visada labai populiarūs, jie tik keičia piešinuką. Tai jie būna su pabaisiukais, tai jie būna su gėlytėm, tai jie būna kalėdiniai, tai jie būna dar kažkokie, tai sausainiam, saldainiam, įvairiausiam netgi ten šašlaikui susimarinuoti, puikiai tiks ir vežtis ir transportuoti, nes tai yra visiškai sandaru. Dar iš tokių naujovių mes esam turėję kažkada tai, bet pakankamai senai. Štai va šitie dubenėliai, visai nesenai esam turėję mažesnius. Dabar kokie jų turi, paimsiu brošiūrą, pažiūrėsiu. 1,9 žinau, kad 9 vidurinė. Taip, turim klasikinius dubenėlius, litras, 1,4 ir 1,9 litro. Galima įsigyti mažą rinkinį, 1 litras su 1,4 rinkinyje, galima įsigyti 1,9 atskirai arba galima įsigyti visus 3 kartu. Aš tik neturiu čia dar 1,9 gavusi pačio didžiausio. Ir tada yra labai gera kaina štai šitie dubenėliai. Klasikiniai dubenėliai, dangteliai sandarūs, dangteliai minkšti. Dangteliai užsidaro va taip aplinkui, pum, paš, išleidom orą ir visiškai sandaru. Laikymui, transportavimui jau turbūt daugelis žinote, kad laikant maistą uždarytą, jisai daug ilgiau išlieka šviežias. O laikant maistą tupperware dėžutėje, jūs esate saugus, kad tas maistas neįgaus jokių papildomų nereikalingų dalykų, nes tupperware plastikas neturi nei kadmio, nei polivinio chlorido, nei jokių kitų inertiškų dalykų, kurie gali pereiti jūsų maistą. Į dėžutę galima dėti ir šiltą maistą iki 90 laipsnių temperatūros, tik tai negalima uždengti dangteliu. Tai jeigu jūs kažką pagaminot, gali sudėti, palaukti, kol atvės, tada uždengti dangtelį, tada dėti į šaldytuvą ir tada neštis arba paprasčiausiai valgyti. Tai tiks ir kepsniam, ir salotam, ir šašlikom, ir sriubom, ir visiems kitiem dalykam, ir varškėm, ir ką mes norim susidėti. Jie netinkami šildyti mikrobangiai, nes atlaiko iki 90 laipsnių, šildomas maistas mikrobangiai šyla daugiau, plus jo dangtelis nėra tinkamas. Dangtelis mikrobangiai turi būti arba nesandarus, arba turėti vožtuvą, kuris atsidarytų ir išleistų įsiskiriančių garų kiekį. Tai irgi toks puikus reikaliukas, kuris tikrai jum pravers tiek vasarą, tiek ne vasarą. Na ir jeigu jau kalbam apie vasarą, tai vasara tokia iškilų metas ir ten hamburgeriai, hotdogai ir visokie iškilos dalykai. Tai aišku, kaipgi bus be mėsainių preso. Mėsainių presas visada dalinamas į 2 dalis ir jas galima įsigyti šį kartą kartu. Štai šitas štai šitas presas ir 4 indeliai su dangteliu.
Kartais būna galima įsigyti atskirai, bet šį kartą jie yra komplektuojami kartu. Tai iš ko jie sudaryti, kaip minėjau, yra 4 indeliai, kurie susimauna va štai šitaip va vienas ant kito. Ir jeigu mums reikia šaldyti ar kažkur tai vežtis, mes puikiausiai galim, tik nereikia apversti, kai va taip pasidėti ant stalo užtenka, tik ne apatinį reiktų va šitaip va. Op ir užsidarė. Tai va, taip va jie susimauna, jeigu jūs turite daugiau iš anksčiau komplektų, štai šitų indelių galite mauti, kad ir didžiausią piramidę. Vienas indelis yra kito indelio dangtelis, bet dar turi bendrą dangtelį ir indelį atskirai galima naudoti su presu. Jeigu mes formuojam kokius mėsainius, varškėčius ar kažką kitą, ką mums reikės perdėti paskui į kažkokią dėžutę ant kažkur tai ant grotelių, tai dedame štai šitą žiedą, dedame savo mėsą. Jeigu tai yra varškė, šiek tiek patepkite aliejum, nes varškė yra kibi ir gražiai suspaudžiam, jau kiek jau jūs norite įdėjot ir tada bumt perdedam, kur mes norim perdėti. Jeigu mes kepam ant silikoninio padėkliuko, tai tada iš karto galima spausti ant silikoninio padėkliuko tos mėsainius ir tai formuoti. Jeigu planuojate šaldyti, irgi ant lentutės galite tiesiai spausti arba galite į dėžutės tiesiai daryti. Tik dėžutės yra 4, tai realiai užšaldysi tik tai 4 mėsainius. Bet dažnai būna, kad tiek žmonėms ir užtenka, bet jeigu norėsit didesnį ir paskui perdėti dėžutę, tai šaldykite ant lentutės, paskui perdėsite į dėžutę. Bet jeigu kepat keptuviai, tai lengviausia štai čia į štai šitą, ir tada bum į keptuvę viską savo puikiausiai perdedam. Kam mes naudojam štai šitą žiedą dar labai dažnai namuose, formuoti lėkštėje. Ar tai mišrainė kokia būtų balta, ar kažkokia kitokia, ar susluoksniuota savo puikiausiai, ar bulvių košė, ryžių košė irgi suformuoti, arba tie, kaip būna su spiralizatorium padaryti morkų spiralės, agurkų spiralės ir visokie kitokie dalykai, gražiai suspaudžiam ir galime gražiai pateikti į stalą. Tai mėsainių presas, puikiausiai jums reikalingas dalykas. Ir toks naujas senas gaminys, jisai jau yra nenaujai sukurtas, bet aš jį labai senai, aš net neatsimenu, kada jisai buvo pardavime, bet kai kurie mūsų konsultantai turi, aš tai jo neturiu. Štai tokia dėžutė su tokiais kaip šipukais, išsikilimais trikampiukais. Pagal pirminę idėją, tai yra dešrelių dėžutė, čia galima susidėti dešreles ir jeigu mes kažkur vykstam, ruošiamės kepti hotdogus, tai labai patogu į čia susidėti dešreles. Bet žinau, kad tie konsultantai, kurie turi iš seniau, sakė, labai patogu marinuoti įvairiausiam kepsniukam, jeigu, pavyzdžiui, jau liko dviese, arba turit nedidelį kiekį, ar ten porą, ar 3 ančių krūtinėlės, tai labai patogu ant tų šipukų jos galite ir papurtyti ir taip geriau pasimarinuos netgi ir paskui bum su visa dėžutė dėti į šaldytuvą. Ir paskui pasiimti su savim kartu. Tokia pakankamai talpi dėžutė, va dabar, kad aš jums pasakyčiau, jos turi, jeigu rašo štai čia, tai pasakysiu. 610 ml, tai iš tiesų pakankamai talpi dėžutė. Aš tokią turiu iš Prizmatės serijos, principo to pačio, tik be šipuko. Tai va kaip tik vakar vaikas marinavo vištų krūtinėlės, nu, jau kai jūs žiūrėsit video, tai ne vištų anties. Tai jau ne vakar bus, tai 3 ančių krūtinėlės puikiausiai tilpo į dėžutę, o čia žiūriu, jinai tokia netgi ir 4 turėtų tilpti. Tai turim štai tokią dėžutę. Toliau, kai mes vasarosim, kažką tai darysim, norėsim salotas pasidaryti, mums reikės tokių dalykų kaip lentutės, kažkokios pjaustimo, salotų centrifugos. Tai pirmiausia pradėsiu nuo pjaustimo lentutės, paskui jau keliausiu prie salotų centrifugos, nes čia top gaminiai jau toj pusėje irgi stovit, kurie numeris 1 turbūt pagal pardavimą ir pagal populiarumą Lietuvoje. Štai šita maža lentutė. Pagal poreikį. Vieniem jos reikia labai, kitiem nereikia. Čia koks jūsų gyvenimo būdas ir kaip jums patinka. Tai yra maža lentutė, ant kurios galėsite atspjauti pomidorą, kyvį. Tai ir tada dar kas smagu, kad nuo tų visų dalykų bėga sultis ir jos bėga va štai čia va. Ir mums nereikės niekur išpilt, galėsit išgerti ar į stiklinę susipilti, na žodžiu. Ir dar yra toks šaukštas, jeigu kyvį tai koks nors, tai galima ir atsignypti su juo ir pasiimti iš karto. Ir supjaustyt už čia pasidėt, pavyzdžiui, citriną pjaustot pasidedat, čia citrina, čia atpjautos citrinos ir gal tekilą geriat ir savo pasidėję puikiausiai laikote. Tai tokią turim smagią mažylę lentutę. Na ir dabar jau keliaujam prie mūsų topų. Jeigu man reikėtų išrinkti geriausią tupperware gaminį, patį geriausią tupperware, gali būti, kad aš pasirinkčiau salotų centrifugą. Labai tikėtina. Aišku, rungtųsi ir kai kurie kiti gaminiai, kaip Supersonics ir dar čia visokių dalykų, bet salotų centrifuga, jinai nerealiai patogi.
Kai kažkur keliauja ar poilsiauja, dažnai būna, kad poilsinėse yra salotų centrifugos. Ir kai pabandai jas naudoti, supranti, kad šita kaip diena ir naktis skiriasi nuo jų. Panaudojimo patogumų, plastikų, iš kurio padaryta. Realiai pati salotų centrifuga turi talpą 3,9 litro talpos. Ant tos talpos yra štai tokia guminė koja apačioj, kurią prisitvirtinkit iš karto. Ir jeigu plaunant indaplovę, nuimkite ją, nes tas silikonas apačioje jisai netinkamas plauti. Ir tai čia yra toks knipsiukas. Nenupjaukit jo ir ne su ta tokia elektrinė blenderinė tok pagalių, kur daro įvairiausias piurė, nenaudokit čia, nes tikrai nupjausit ir negalėsit naudoti kaip salotų centrifugos. Ir turi sandarų dangtį. Tai jau pirmas dalykas, tai čia netgi yra dubuo. Dubuo, klasikinis dubuo su sandariu dangčiu. Antras dalykas yra kiauraindis, kurį galite naudoti kaip atskirai kiauraindį. Vynogės nuplauti ar ten nuplauti kažką tai kitą ir netgi laikyti va štai šitą pat stalo. Bet ar nuplausit vynuoges, ar nuplausit braškes, ar nuplausit špinatus, ar kitas žoleles, ar kitus dalykus, ant jų lieka vandens. Tai tada dedam dangtį ir pasidedam ant stalo ir dangtis dangčio rankena taip lengvai sukasi ir visas nucentrifuguoja jūsų papildomą drėgmę, per čia galite išpilti, labai lengvai susistabdo ir pamatysite, kiek lieka vandens ant jūsų salotų. Tai taip nuplovus salotas, jūs metat į dubenį, pilat padažą ir galite skaniausiai valgyti. Ir tas padažas, jisai prilimpa tiesiog ant salotų. Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs išlindot iš dušo ir bandot iš karto tepti kremą. Nepatepsit kremo. Kai nusausinat rankšluosčiu, galite puikiausiai patepti. Tai žinau, kad kiti salotą sausina vienkartiniais rankšluosčiais, bet šiukšlių daug, brangiai kainuoja, tai va taip nucentrifugavot ir puikiausiai viskas paruošta. Dargi, kokius dalykus aš plaunu, tai kaip vištų kepenėlės, vištų širdelės, kokios nors ten stintos, kai reikia išplauti. Irgi principas tas pats, džuk, išplovėt, nucentrifugavot, dedat kepti. Jeigu žemėtos labiau salotos ar kažkokie tai grybai ar dar kažkas, tai paniurkėt, nupylėt, pripylėt vandens, vėl paniurkėt, nupylėt ir tada jau nucentrifugavot. Bet irgi tokia labai gera talpa. Galite čia brinkinti avinžirnius, irgi labai patogu. Galite netgi naudoti kaip kokios ten vištienos paniravimui. Dedat vištieną, uždedat krakmolo, uždengiat štai šitą sandarų dangtį, viską supurtot, pakeliat, čia lieka perteklius krakmolo, dedat kepti. Irgi puikiausiai tokiu principu galite naudoti. Yra apie šitą gaminį sukurta ne vienas video, tikrai su visais pasidalinsime, tikrai įkelsime ir galėsite matyti, koks smagus ir koks reikalingas gaminys. Nuoširdžiai, jeigu neturit žiedo, arba žiedą galbūt jūs negaminat tortų, tai dar galiu eliminuoti. Bet salotas turbūt valgo visi ir ten visokias ten kepenėlės, širdelės, stintas ar dar kažkokius dalykus, ką reikia nuplauti, irgi daugelis naudojate. Rekomenduoju nuoširdžiai. Dar mūsų merginos ką įsigudrino. Ima tą, žinot, daugkartinį apsipirkimo maišelį, Lidl'e tokius parduoda, jis tai toks kaip setukas. Užtempia štai čia, va čia lieka talpa, deda bulvių tarkius, nucentrifuguoja ir puikiausia turi tarkius cepelinam. Irgi prašau, atradimas, galima puikiausiai ir tam naudoti. Jeigu jau pradėjom kalbėti apie daržovės, tai aišku, daržovėms supjaustyt salotom nereikia, bet kitom daržovėm, tokiom kaip bulvės, morkos, burokėliai, kopūstai, cukinė, agurkas, ridikėliai, reikia pjaustyklės. Ir net elementariai užsiraukti kopūstus, galvą kopūstų supjaustyt su peiliu, žinoma, galima, bet patogiau pjaustyt su pjaustyklė. Štai yra elementari, bet labai patogi. Pirmiausia, va čia yra tokios guminės tarpinės, tai mes kai padedam ant dubens, jinai neslidinėja ir galim puikiausiai pjaustyti. Čia irgi yra guminės tokia koja, kad galim įstatyti dubenį ir pjausto 1, 2 arba 3 mm storio. Viskas elementaru. Reguliuojasi 1, 2, 3 žingsniukai. Yra patogus laikiklis, ant kurio prispaudžiam ir susipjaustam. Gaminat obuolių Napoleoną, štai čia, imat obuolių, statot vienetą, džink, viską supjaustot, sudedat tuos obuolius ir turit puikiausią obuolių Napoleoną. Rekomenduoju. Jeigu supjaustat bulvę, tai gal išsikepsite kokį bulvių gratinį, ar kaip jis vadinasi, nežinau, ar tiksliai pavadinau į taip. Tai tada mes turim kepimų, štai tokį stiklinį indą. Jisai tinka į orkaitę, tinka į mikrobangę ir tinka labai puikiai ir serviruoti, ar net elementariems šaltiem dalykam, gal čia jūsų kokios salotos, ar karštiem iškeptiem dalykam. 1,9 litro talpos, grūdintas stiklas, kepa šitame stikle nerealiai gerai. Tai išbandyta, esame turėję ir su dangčiu.
Tai dabar turim va tokį kvadratinį be dangčio, tiramisų formuoti jame labai gražu. Ir kaina, man atrodo, nes pačiai įdomu pasidarė, jo labai tokia jau draugiška, 19,90. Iš tikrųjų superinė kaina, tikrai verta turėti. Na ir dar vienas Lietuvos topas, čia pirmas topas, čia antras topas. Tai yra Servofixas. Tai indas 3 litrų talpos, klasikinis, keturkampis su pečiais, ant tų pečių pasikabina vidinis indas su skylutėm, čia lieka poros tokių maždaug 1,5 piršto tarpas apačioje, išgaubtas nesandarus dangtis ir kam jį naudoti. Atitirpinimui prašau, karštam maistui sudėti prašau, kadangi indas yra dvigubas, dedam štai čia, pavyzdžiui, kotletus, vandens, to riebalų perteklius nubėga į tarpuką. Jeigu sudėjom, pavyzdžiui, kokius karbonadus, ar kotletus, kuriuos norim dar pašutinti, tai dugną galima įpilti verdančio vandens, tad garuose dargi pašutinsim. Tai serviravimui karšto maisto prašau. Gaminimui, tokiam gaminimui, kur užpilama verdančių vandenį, tai pasakysiu, ką galima taip gaminti, irgi prašau. Ir dar plus gamybai tokių dalykų kaip Filadelfijos sūrelis, rikotos varškė, paprasta varškė. Tai šitas indas irgi nerealiai tinkantis reikalas. Tai apie atitirpinimą ir karšto maisto laikymą, manau, viską supranta, tik dar pliusas yra, kai laikot karštą maistą, visada nuo karšto maisto gerai kondensuojasi ant dangčio, šitas dangtis išgaubtas, dėl to viskas bėga į šoniukus, atidengti reikėtų va tokiu va principu, kad viskas nubėgtų į va šitą va tarpą ir tada puikiausiai ne ant maisto viskas laša. Kaip dabar gaminti? Galite blanširuoti arba paruošti iki tokio nesutežusio lygmens, bet tokio tinkamo labai skaniai valgyti, tai brokoliai, kalafijorai, tos daržovės, kuriuom nereikia ilgo apdorojimo, tai dedam štai čia, užpilam verdančių vandeniu, palaikom 15-20 minučių ir tobuli brokoliai kur nors į salotas ar garnyrui idealiai. Arba apkepti keptuviai. Lygiai taip pat kalafijorai tokiu būdu puikiausiai pasigamina. Aišku, bulvių, morkų neišvirsite, bet va šitie dalykai gaunasi idealiai. Kiaušiniai, kambario temperatūros, dedat kiaušinius, užpilat verdančių vandeniu, 15-20 minučių ir jūsų kiaušiniai tobulai išvirė. Jeigu kiaušiniai šaldytuvą, reikėtų vandenį 2 kartus pakeisti, kad kiaušiniai sušiltų. Toliau galima gaminti įvairiausias jūrinės žuvis, kad ir ta pati lašiša, dedam lašišą, galima vandens pilti iki skilučių, kad jinai gamintųsi garuose, galima apsemti pilnai. Irgi gaunasi skaniausiai. Kompotai. Ar jūs turite džiovintas uogas, ar jūs turite šviežias uogas, sudėjot, užpilėt verdančių vandeniu, uždengė dangtį ir namai nekvepia kompotų, bet čia puikiausiai viskas subrinksta ir kompotą turite skaniausią ir kvepiantį ir skanų. Tai aš čia vardinu savo topus, bet turbūt topas visos Lietuvos tai yra grikiai. Grikius ir aš tik šitame inde verdu, išbandžiau puodę. Ar plauti prieš tai, ar neplauti, vis tiek nesigauna taip skaniai kaip čia. O čia net nereikia plauti. Jūs pilat grikius, pilat verdantį vandenį, bėgantis verdantis vanduo, nuplauna grikius. Tada reikia vandens pilti, jeigu grikių per 2 pirštus, tai vandens virš grikių per 2 pirštus. Jeigu grikių per 3, tai vandens virš grikių per 3. Esu bandžius pripilti pusę Servofixo, dariau tokį vaikų namuose vakarėlį, pusę Servofixo grikių, užpilti vandeniu faktiškai pilną Servofixą, uždengiam ir išbrinko per 20 minučių biriausia, skaniausia grikių košė. Galim valgyti iš karto, galima jį ten paskui pasikepinti kažkur, tai ar į apkę padėti, ar į salotas dėti, ar į omletą dėti. Ir kol grikiai brinksta, dar tas purvas, kuris yra ant grikių, dar sėda į dugną apačioje ir grikiai gaunasi tokie, nerealiai skanus, nerealiai, net nemėgstantis grikių pradeda valgyti juos čia, kai pradeda virti čia. Kitas punktas, kaip minėjau, ta Filadelfija, tai gaminant Filadelfiją ar gaminant kitus varškės gaminius, kurie turi nuvarvėti, tai reikėtų įkiloti arba merliuką, arba tą patį, kad ir iš Lidlo tą maišelį drobinį, nes kad neužsikištų skylutės. Filadelfijos nebeperku jau senai, 0,5 kilogramo graikiško jogurto riebaus, 0,5 kilogramo šitos grietinės riebios, sumaišom, tada dedam arba ryžių acto šaukštą, arba citrinos šaukštą, viską išmaišom, druskos, pilam štai čia, uždengiam dangtį, dedam į šaldytuvą. Aš anksčiau laikydavau ant stalo, bet ačiū Rimantei už patarimą, sakė, jeigu šaldytuve leidžiat nuvarvėti, tada Filadelfijos sūrelį galite naudoti ir mėnesį ir toliau, ir ilgiau. Jeigu ant stalo palieki per naktį, jo galiojimas tampa automatiškai trumpesnis.
Dedam į šaldytuvą, nuvarva išrūgos, išrūgas galite naudoti blynam ir turim idealią Filadelfiją. Turim užšaldytą kefyrą į ledą, dedam štai čia jau nereikia sėtuko tada, paliekam per naktį, nuteka išrūgos, išrūgas į blynus arba veidą plaunam ir turim puikiausią rikotą. Na, žodžiu, galit gaminti jogurtą jame, jeigu turit tikro kaimiško pieno, tik bakterijos jogurto, nusipirkit vieną kartą graikiško jogurto, pašildot pieną, įmaišot graikiško jogurto, dedat čia ir turit puikiausią jogurtą. Irgi topas, kuris reikalingas. Jeigu kalbam apie topus, tai visą laiką topas yra bulvių grūstuvė. Su jie mes grūdam bulves, grūdam daržovių košės, grūdam uogas, grūdam varškę, darom įvairiausius netgi omletui paplakimus, galite puikiausiai daryti. Faršą galima su prieskoniais sumaišyti, galima suformuoti silikoniniai formoje kažkokį sausainių pagrindą kepant, galima, jeigu su multišaukštu suformavot kotletą keptuviai, tada bum, su grūstuvė paspaudėt, turit puikiausius kotletus. Idealiai patogi. Paprastai grūstuvių būna nesmagi rankena, labai prisitrina čia į delną, šita tokia labai aptaki, labai smagi ir labai patogi paimti į ranką. Irgi topas. Na ir liko dar 3 dalykai, šitą pasiliksiu kulminacijai. Naujienom pradėsiu, naujienom ir pabaigsiu. Vėlgi turim bulvių ir svogūnų dėžes. Bulvės ir svogūnai turėtų būti tamsoj ir jie turėtų kvėpuoti. Svogūnai su česnakais mėgsta kvėpuoti daug, todėl turim visai atvirą dėžutę. Bulvės mėgsta kvėpuoti mažiau, todėl turim tai tokį priekietį uždarą dėžutę. Patogi talpa, kad išsiimti bulvę, patogi skylė. Ir štai šita dėžutė yra 5,5 litro iki va štai čia ir 8,3 pilnai. Tai automatiškai bulvės galim dėti visiškai pilnai. Va štai tokia graži, kompaktiška. Žinau, kad šitą dėžutę naudoja ir kitom reikmėm, ne tik bulvėm, netgi mezgėjos naudoja čia siūlus išsikišę mezgai vairiausiai, bet jau čia improvizacijos. Ir turim svogūnų dėžutę, kur irgi labai patogu viską pasiimti. Ir jos talpa yra 3 litrai iki štai čia ir 5,5 iki viršaus. Puikiai statos viena ant kitos. Galit laikyti taip kažkur po spintelę arba galit netgi stalčių laikyti va taip va gulščias ir tada va štai šitaip va išsitraukti. Na jau bulves patalpinome kažkur tai tada reikia kažkur patalpinti duoną. Klasikinė duoninė. Jeigu darytumėm apklausą tarp Tupperware konsultantų, šita duoninė laimėtų prieš visas, kurias mes turim. Aš namuose turiu tokią kaip dėžę duoninę, bet vis tiek šita daugeliu yra labiau mielesnė ir labiau priimtinesnė. Ant duoninės pirmiausia prisikliuokit va čia kojytės, kai gausit, bus toksai lipdukas viduje įdėtas, kad jinai jums neslidinėtų ant stalo. Pati duoninė išserdo, dabar nerodysiu, prie jos bus instrukcija, va štai tokia, tai neišmeskit, kad mokėtumėt paskui surinkti. Ir pati duoninė priekyje graži juoda, klasikinė, tai dėrės prie visų virtuvių, kaip ir čia juoda, kaip ir čia juoda, kaip ir čia juoda. Ir priekyje yra filtras, kuris išleidžia per didelį drėgmės kiekį, bet neišleidžia duonos kvapų. Ir atsidaro labai elementariai, va taip, va truputėlį trinktelint atidarom, užsifiksuoja, norint uždaryti, uždarom štai šitaip. Kiekvieną dieną pasakykite duonai labas rytas, duokit prasivedinti ir duona jūsų laikysis puikiai. Yra, aišku, duonos rūšių, kurios supelyja labai greitai, bet tų geriau nepirkite, nes tad vadinasi gamintojas arba per karštą supakuoja, ar gal sumala seną duoną ir sudeda į naują, dėl to ta duona iš tiesų nesilaiko puikiai. Aš esu atsirinkus duonos rūšis, kurios, nežinau, gali įsistovėti turbūt mėnesį, jos nedžiūsta šitoj duoniai ir visada po ranka, mano tik dėžė, visada po ranka aš turiu skanios šviežios duonos. Na ir turbūt paskutinis gaminys, apie kurį dar nepasakau ant šito stalo, yra naujosios Clear dėžutės. Mes katalogę tokias turim, tik jos turi One Touch dangtelius ir jų medžiaga yra ne Clear serijos, tai yra ne štai šita prabangi skaidri serija. Ir turim 2 litro, turim 500 ml ir turim 1 litro talpą. Visų principas yra lygiai toks pat. Jei paimsiu mažiausiai rankas, jų dangtelis yra toksai nei kietas, nei minkštas. Pati dėžutė yra tokia primenanti stiklą, tai netgi jeigu kokius skanėstus serviruoti ir paskui tiesiai pateikti į stalą, irgi labai gražiai atrodo. O jeigu ekstra atveju reikės kokias gėlės pamerkti, tai štai šitas indas nuėmus dangtelį puikiai tiks aukštesnėm gėlėm, šitas tiks kažkokiam mažesnėm gėlėm, jeigu didesnis kiekis ant kokių nors narcizų ar jacintų, net nežinau, kokias jūs gėlės naudojate, ar kokių lauko gėlių puikiausiai tiks. Bet jos galite puikiausiai naudoti ir šaldytuve, gal tai bus jūsų grietinės indelis. Prašau, gali būti ir grietinė, gali būti ir kiti dalykai savo smagiausiai sudėti. Bet tai gali būti ir elementarūs birūs produktai.
Tiek ryžiai, tiek miltai, tiek cukrus, tiek kiti dalykai, tiek kava. Tai dabar tik man reikėtų pasitikslinti, ar aš viską jums papasakau. Apie Clear papasakau, jie pirmame puslapį, Optimum antrame puslapį papasakau, žiedo formos trečiame irgi papasakau, iškila plus centrifuga, viskas yra, pjaustyklė plus dubenėliai, aišku, prisipjausysim, reikia kažkur susidėti, yra, kepimo indas yra, bulvės svogūnai, bulvių grūstuvė ir servofiksas irgi kaip draugija, puikiai šeimininkių programa ir duonė, ir štai čia matote visada įdėta štai tokį punktą, kad jeigu jūs klausot, štai šitą video, net jeigu ir neklausot, bet jeigu jūs nesate dar Tupperware konsultantas, o jums patinka Tupperware gaminiai, visada rekomenduojam užsiregistruoti ir tapti ar konsultantu, ar lojaliu pirkėjų. Kaip pavadinsi, tai yra tas pats, funkcija ta pati, tai yra sąlygos tos pačios. Jeigu norite savo pirkti daugiau, tą galite puikiausiai irgi padaryti. Ir nuo pirmų 60 eurų negaunat savo 23% nuolaidos, bet gaunat puikų rinkinį, tai 2 dėžutės šaldymui po 170 ml iš minkštos tokios medžiagos, šaukštą ir padėkliuką įrankiui, tai nebūtinai šaukštų, gali bet kuris kitas įrankis būti. Ir dovanų gaunamų vertė yra žymiai didesnė negu jūsų 23% nuo 60 eurų. Tai tiek apie gegužę, linkiu jums nuostabiausios gegužės, nes pasiūlymai iš tiesų puikus. Nepramiegokit žiedo formų, nepramiegokit servofiksų, tai yra centrifugų, tai yra tų dalykų, kurie yra topai Lietuvoje. Ir manau, kad jie gali taip atsitikti, kad jų netgi gali ir neužtekti iki mėnesio pabaigos. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir puikios gegužės.